Kalbėsime apie darbo kodekso pakeitimus, kurie įsigalioja dar šiais metais, birželio ir spalio mėnesiais. Taip pat apžvelgsime pakeitimus, kurie įsigalios nuo 25 metų sausio 1 dienos. Kalbėsim ir apie darbo ginčų komisijos rezultatus už 24 metų pirmą pusmetį. Taip pat nagrinėsim pastarųjų metų Lietuvos aukščiausiojo teismo praktiką dėl darbo sąlygų keitimo, dėl diskriminavimo, dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, dėl darbo sutarties nutraukimo ir dėl kitų priežasčių. Taigi per antrą pusmetį 24 metų buvo priimti keli pakeitimai ir jie įsigalioja nuo birželio, nuo spalio ir kiti įsigalios nuo sausio 1 dienos. Taigi pasižiūrim, kokius pakeitimus mes turim. 14 straipsnis - termino apibrėžimas ir terminų skaičiavimas. Tai 14 straipsnio trečia dalis papildyta nuostata, jeigu paskutinė termino diena yra nedarbo ar švenčių diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Taigi dabar mes turim aiškumą, kad pavyzdžiui 24 metų gruodžio 1 diena buvo sekmadienis. Ir jeigu pas mus būtų parašyta, kad darbo sutartis baigėsi 24 metų gruodžio 1, tai vadinasi paskutinė termino diena būtų gruodžio 2 diena. 25 straipsnis papildyta 7 dalim ir jinai įsigaliojo nuo 24 metų birželio 21 dienos. Tai yra, kad šiame kodekse nustatytos garantijos darbuotojui taikomas, kai jis darbdaviui pateikė negalios vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą ar kitą darbuotojų teisę į garantiją patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai darbdavys turi duomenis patvirtinančius darbuotojų teisę į garantiją. Taigi papildytas darbo kodeksos nuostata, kad darbuotojas galės reikalauti garantijų tik tuo atveju, jeigu pateiks duomenis. Nuo 25 metų sausio 1 dienos įsigalioja šiek tiek patikslintas 30 straipsnis, tai yra darbuotojų garbės ir orumo gynimas smurto ir priekabiavimo draudimu. Šis straipsnio antroji dalis. Ir nuo sausio 1 jos redakcija bus tokia: smurtas ir priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą ir priekabiavimą dėl lyties, smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prieš asmenys dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiant tam tikros lyties asmenys, įskaitant seksualinį priekabiavimą, bet koks nepriimtinas darbdavio, fizinio asmens ar juridinio asmens vadovo ar kitų darbuotojų taikomas elgesys ar jo grėsmė. Ir toliau jau nesikeitė tekstas. Taigi šiek tiek patikslinta, kas laikoma smurtu. Ir šalia šito pakeitimo taip pat nuo sausio 1 dienos įsigalios administracinio nusižengimo kodekso 96 straipsnio nauja redakcija. Ir naujoje redakcijoje atsiranda 4 dalis, kuri kalba apie tai, kad jeigu darbo kodekso 30 straipsnis buvo pažeistas, nes nebuvo įgyvendintos būtinos priemonės smurto priekabiavimo prevenciją užtikrinti, arba nebuvo imtasi aktyvių veiksmų pagalbai asmenims patyrusiems smurtą ar priekabiavimą suteikti, arba nustatomas darbdavio smurto ar priekabiavimo pažeidimas, bus taikoma bauda nuo 500 iki 1400 eurų. Toliau pakeitimai 35 straipsnis susitarimas dėl papildomo darbo. Tai 4 dalis tiesiog vėlgi patikslinta, kad susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis, darbo valandom darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ir papildomų teisių ar pareigų suteikimo tvarka. Tai yra patikslinta, kas dar tą kitą nustatoma, kas buvo senoje redakcijoje. Tai yra papildomas teisės ir pareigos ir jų nustatymo tvarka. 7 dalis irgi yra šiek tiek pakeista ir 7 dalis nuo sausio 1 skamba taip: jeigu atlikdamas susitarime dėl papildomo darbo,
o ne dėl darbo funkcijų jungimo, numatyta papildoma darbo funkcija darbuotojas, dėl to įgyja teisę naudotis šiame kodekse arba kituose darbo teisės normose nustatytam papildom teisėm arba pareigom, jos šiam darbuotojui taikomas tik tada, kai atliekama papildoma funkcija ir tik tiek, kiek jie atliekama. Tai ši nuostata taikoma visai susitarimo dėl papildomo darbo atvejais. Nuo 24 metų spalio 25 dienos įsigaliojo 4 dalies irgi patikslinimas, susitarimas dėl išbandymų. Ir dabar tai skamba taip, kad darbuotojas iki išbandymo termino pabaigos gali pateikti prašymą nutraukti darbo sutartį. Darbuotojas apie tai raštu įspėja darbdavį prieš 3 darbo dienas iki darbo sutarties nutraukimo. Tai iki pat išbandymo termino pabaigos darbuotojas gali pateikti prašymą. Jeigu darbuotojas įspės prieš pat išbandymo termino pabaigą, darbo sutartis bus nutraukta jau po šito termino per 3 darbo dienas nuo įspėjimo. Tai yra aiškiau dabar, kaip nutraukiama darbo sutartis, kai pateiktas prašymas per išbandymo laikotarpį. 40 straipsnis pakeitimai įsigaliojo, kurie nuo birželio mėnesį yra tiesiog suderintos savokos su vartojamom savokom asmens su negalia apsaugos pagrindų įstatyme. 42 straipsnis pakeitimas, kuris įsigalios nuo sausio 1 dienos ir tas pakeitimas yra susijęs apie pranešimą apie darbo pradžią. Taigi papildyta antra dalis ir nuo sausio 1 dienos apie darbo sutarties sudarimo ir juridinio asmens vienasmenio valdymo organo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui mažiausia prieš 1 darbo valandą iki numatytas darbo pradžios. Lygiai ta pati nuostata su pakeitimais priimta ir užimtumo įstatyme, kai kalba eina apie nelegalų darbą. Taigi apie įmonės vadovų darbo pradžią galima pranešti valandą iki numatytos darbo pradžios. Toliau, 56 straipsnis darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbų priežasčių. Tai vėlgi nuo birželio įsigaliojo pakeitimai, tai yra sąvokų suderinimas. Dabar antros dalies 4 punktas, irgi šiek tiek patikslintos nuostatos, kad nuo spalio 25 dienos darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojų rašytinių pareiškimų, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, jeigu pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako socialinio draudimo, senatvės, pensijos amžių, dirbdamas pas tą darbdavį. Tai nebeliko nuostatas, kad įgijo teisę į visą senatvės pensiją. Ne, svarbiausia, kad sukako socialinio draudimo, senatvės, pensijos amžių. Toliau 57 straipsnis darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės nuo birželio 21 dienos. Tai yra patikslintos savokos 3 dalies 2 punkte, o 3 dalies 3 punkte vėlgi kalba patikslinta, kad apie darbuotojus, kurie sukako senatvės pensijos amžių. Ir nebeliko nuostatos ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją. Tiesiog pagal amžių dabar. 62 straipsnis papildytas 5 dalim, kad atleidžiamam darbuotojų įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą pas darbdavį. Taigi, jeigu darbo sutartis nutraukiama darbdavio bankroto atveju, tai atleidžiamiems darbuotojams taip pat priklauso ilgalaikio darbo išmoka. 112 straipsnis darbo laiko norma. Nuo spalio 25 dienos papildyta 6 dalis,
nuostata, mes žinom jau tas, kas galioja, tai tas ir dabar galioja, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valandą, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus. Jeigu dėl darbo organizavimo ypatumų ar nepertraukiamas darbdavio veiklos sutrumpinti darbo dienos darbuotojui nėra galimybės, tiesiog už šią valandą yra apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Tai jeigu darbuotojai dirba pagal tokius grafikus, kai nėra galimybės sutrumpinti, tai jeigu darbo laikos nesutrumpinamas, nes nėra tokios galimybės, tai tiesiog apmokama kaip už viršvalandžius. 117 straipsnis nuo birželio 21 dienos buvo papildytas nuostata, tiesiog ta nuostata perkelta iš kitų teisės aktų, dabar į darbo kodeksą, tas ir seniau galioja, kad darbuotojai su negale gali būti skiriami dirbti naktį, jeigu to jiems nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada tik su jų sutikimu. Tiesiog dabar tai yra perkelta šitą garantiją į darbo kodeksą. 119 straipsnis nuo sausio 1 dienos. Atkreipiam dėmesį, kad nuo sausio 1 dienos darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti skirti tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. Jeigu iki sausio 1 dienos galioja nuostata, kad su darbuotojo sutikimu, tai nuo sausio 1 dienos jau dar įrašyta žodis su rašytiniu sutikimu. Šiaip šitas sutikimas visada turėjo būti rašytinis. Tik darbo inspekcija, kai atlikdavo patikrinimus, pastebėjo, kad ne visada yra gaunamas tas rašytinis sutikimas, o kodėl turėjo būti visada su rašytiniu sutikimu, nes yra darbo kodekso 25 straipsnis, antra dalis, kuri nustato, kad perduodami dokumentai tarp darbuotojų ir darbdavio, tai yra pranešimai, prašymai, sutikimai ir kita informacija turi būti pateikta raštu. Taip pat ir elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kitais būdais, jeigu įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką. Taip pat, kai yra sudarytos protingos galimybės, jie išsaugoti ir atsispausdinti. Jeigu kils abejonių dėl fakto informacijos pateikimo raštu, tai nepamirštam, kad visada turi rodyti darbdavys. Taigi nuo sausio 1 dienos sutikimas dirbti viršvalandžius turi būti rašytinis, šiaip jis ir iki tol irgi turėjo būti rašytinis. Toliau 134 straipsnis atostogos vaikui prižiūrėti. Kelios dalios buvo pakeistos, tai pirma dalis teisė išeiti vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sukaks 3 metai, įgijo ir vaiko vienas iš vaiko tėvų nuolatinių globėjų. Tai yra seneliai, mes žinom, kad turi teisę, bet ne visi tėvai turi senelių, kai kurie turi nuolatinius arba turėjo nuolatinius globėjus, tai jie gali išeiti vaiko priežiūros atostogų. Toliau toks svarbus pakeitimas 3 dalies. Kiekvienas iš tėvų, imdamas atostogus vaikui prižiūrėti, bet kuriuo metu iki vaikų sukaks 18 arba 24 mėnesiai, pirmiausia turi teisę pasinaudoti neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalimi, kuri niekam negali būti perleista. Na ir kadangi mėnesiai turi skirtingo dienų skaičius, tai tėvai vis išskaičiuodavo, stengdavosi imti tais mėnesiais, kada dienų skaičius yra didžiausias. Tai nuspręsta, kad jau tai nebedarytų. Tiesiog jau darbo kodekse parašyta, kad neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį sudaro 62 kalendorinės dienos, kurias kiekvienas iš tėvų į tėvų globėjų gali imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitų iš tėvų į tėvų arba globėjų. Neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikų prižiūrėti dalis abu tėvai negali imti tuo pačiu metu. Taigi dabar bet kokiu atveju 2 neperleidžiami mėnesiai yra 62 kalendorinės dienos. 141 straipsnis nuo 24 metų spalio 25 dienos yra pakeistas.
Iš esmės šitas pakeitimas yra susijęs siekiant įgyvendinti direktyvą 2022/2041, tai yra dėl kolektyvinių dėrybų, kad kaip nustatomas darbo užmokestis. Toliau 144 straipsnis mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienom, viršvalandinį darbą, kai yra nukrypimo nuo normalių darbo sąlygų, taip pat kai padidinamas darbuotojo darbo mastas. Atkreipiam dėmesį, kad už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip 1,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis, už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo pamainos grafiką ar viršvalandinį darbą naktį, mokama ne mažesnis kaip 2 darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną ir arba viršvalandinį darbą švenčių naktį ne mažesnis kaip 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio užmokestis. Taigi, prie žodžio dieną ir švenčių naktį. Nes vėlgi darbo inspekcija per patikrinimą pastebėjo, kad kai kurie darbdaviai labai taip siaurai traktavo tą žodį švenčių dieną kaip dieną. O jeigu darbuotojas dirbdavo švenčių naktį, tai jau skaičiavo kaip 2, bet ne kaip 2,5 dydžio darbo užmokestį. Tai dabar, kad būtų visiems aišku, ir švenčių dieną, ir švenčių naktį viršvalandinis darbas apmokamas ne mažiau kaip 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio darbo užmokestis. Tai tokie pagrindiniai pakeitimai, kurie įsigaliojo arba įsigalios, yra susijęs su darbo kodeksu. Čia, kaip ir minėjau, tą direktyvą, kuri 144 straipsnis kaip minimalus darbo užmokestis nustatomas, įgyvendinamas dėl iš esmės kolektyvinių dėrybų, kad kuo daugiau skatinama, kad būtų kuo daugiau tų kolektyvinių dėrybų. Taip pat darbo inspekcija pateikė duomenis apie darbo ginčų komisijos rezultatus 24 metų pirmą pusmetį ir galima pasižiūrėti tendencijas. Didžiausias reikalavimas, apie 75% matom, sudaro neišmokėtas darbo užmokestis, antroje vietoje ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje neturtinio žalos atlyginimas. Ir matom, kad nuo 21 metų prašymų skaičius vis didėja. Tai yra su kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau. Daugiausia prašymų nagrinėta su transporto ir saugojimo veiklos sektoriaus įmonėm bei su statybos veiklos sektoriaus įmonėm, taip pat palyginti su 23 metų pirmų pusmečiu daugiau nei 2 išaugo užsieniečių prašymų skaičius. Na ir jeigu pasižiūrėsim pagal sektorius, tai vėlgi 23 ir 24 metus lyginant, prašymų matom išnagrinėję padaugėja labai stiprus padaugėjimas transporto ir saugojimo sektoriui, statybai kaip tik sumažėja, kituose sektoriuose padidėja, tai yra didmeninė mažmeninė prekyba, transporto priemonių remontas, apdirbiamoji gamyba ir administracinė ir aptarnavimo veikla. Irgi matom visur didėjančią tendenciją. Toliau turim Lietuvos aukščiausiojo teismo teismų praktiką. Jau parinkau tas bylas, kurios gali būti aktualios buhalteriams, kur reikia spręsti klausimus. Ir čia teismų praktika nuo 22 metų, tai yra paskutinių metų, sakysim taip, teismų praktika. Tai pirma byla dėl vietovės, kurioje darbuotojas turi atlikti darbo funkciją, pakeitimą ir darbuotojo nesutikimo ją keisti padariniu. Tai 45 straipsnis yra 2 dalys, pirma ir 4 dalis svarbi. Tai pirma dalis pakeisti būtinasis darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas nustatyta darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyvą galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. O 4 dalis kalba apie tai, kad šios straipsnio pirmoji daly nepaminėtas darbo sąlygos darbdavio sprendimų gali būti keičiamas pasikeitus jų reglamentuojančioms taisyklėms ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo atvejais. Apie šių sąlygų pakeitimus darbuotojas turi būti informuotas prieš protingą terminą. Ir buvo byla ir pasižiūrim bylos esmė. Darbuotojas susijęs su perkelimu.
Taigi teismas pažymėjo, kad ieškovo ir atsakovės sutartį nurodyta, jog ieškovo darbo funkcijų atlikimo vieta gali nesutapti su darbovietės vieta ir būti keičiama. Ja darbuotojų nurodo darbdavė. Byloje buvo nustatyta, kad atsakovė turėjo saugomus objektus įvairiuose Lietuvos vietovėse ir todėl jai bet kada galėjo kilti poreikis perkelti ieškovą arba kitus darbuotojus dirbti į kitą vietovę. Be to ieškovas yra susipažinęs su atsakovės instrukcija, kurioje nurodyta, kad saugos darbuotojai dirbo rotaciniu principu saugomose objektuose viso Lietuvoje. Taip pat nustatyta, kad nutraukus saugos paslaugų teikimo sutartį, mieste, kuriame ieškovas dirba, nebeliko objektų, kuriame atsakovų būtų galėjusių darbuotojams suteikti darbo funkcijų atlikimo vieta. Ir dėl to, aišku, ieškovo darbuotojo reikalavimas ir skundas, kad darbo sutartis buvo nepagristai nutraukta, yra atmestinas, nes šiuo atveju buvo, būtent šito nagrinėjimo atveju buvo keičiamos 41 straipsnio 4 dalyje nurodytas darbo sąlygos, kuriom pakeisti ieškovo rašytinis sutikimas nereikalingas. Buvo konstatuota, kad ieškovas nesutiko dirbti nei vienoje iš pasiūlyto aplinkinių vietovių, taip pat neatvyko atsakovės administracijos buveinė tęsti darbo funkcijų, todėl kasacinis teismas tokį ieškovo elgesį laiką neatitinkančių darbo drausmės reikalavimų ir nusprendė, kad atsakovė įgijo pagrindą atleisti ieškovą pagal 58 straipsnio 2 dalį. Tai yra darbo sutarties nutraukimas, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Taigi šito atveju, kodėl laimėjo įmonė, todėl kad buvo aišku darbo sutartį, iš karto aptarta, kad darbuotojui gali tekti dirbti įvairiuose vietovėse. Taip pat buvo supažindintas su instrukcijos, kurio irgi tai buvo labai aiškiai buvo nurodyta. Ir darbuotojas prieš darbo pradžią jau žinojo, kad gal teks dirbti įvairiuose vietovėse, su šitą nuostatą sutiko. Dar viena byla dėl darbovietės, kaip būtinos darbo sutarties sąlygos pakeitimo ir darbuotojo perkelimo dirbti į kitą vietovę bei būtinybės pagrįsti darbo sąlygų keitimu. Šiuo atveju darbuotojas taip pat prašė pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtų ir prašė grąžinti būtent į buvusį darbą. Tai esmė buvo tokia, kad buvo pakeistos ieškovės darbo sutarties sąlygos, tai yra etatas buvo perkeltas į kitą skyrių esantį kitų buveinės adresų. Ieškovė nesutikus dirbti pakeistom darbo sąlygom, atsakovas, tai yra darbdavys, atleido iš pareigų pagal 57 straipsnio 1 dalį. Ir aišku, kilo ginčas dėl keičiamos ieškovės darbo sutarties sąlygos teisinio vertinimo ir ar buvo būtinas rašytinis sutikimas ar ne. Tai iš esmės, kuom naudinga šita byla, tai kad čia yra nagrinėjimas savokos darbovietė, vietovė, darbo funkcijų atlikimo vieta. Ir čia labai aiškiai yra atskirta. Darbovietė laikytinas toks struktūrinis organizacinis padalinys, kuris savarankiškai vykdo darbdavio pasirinktą veiklos sritį, o jo vadovas turi jam deleguotą savarankiškumą spręsti visus darbdavio kompetenciją priskirtus klausimus. Ar jų dalį be kita ko teikti nurodymus to organizacinio darinio darbuotojams. Vietovė ir savo turiniu nėra ta pati darbo kodekso straipsniuose vartojamams savokoms darbo funkcijoms atlikimo vieta ar darbo vieta. Vietovė paprastai siejama su konkrečiu šalies administraciniu teritoriniu vienetu ar jo dalimi, išskyrus kilnojamo pobūdžio darbo atvejus, kai funkcijas atliekamas visos šalies mastu arba už jos ribų. Tuo darbo funkcijų atlikimo vieta priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo organizavimo tvarkos gali būti nenuolatinė ir tam tikrų laikotarpių skirtis nuo tos pačios vietovės ribose.
Taigi sąvoka vietovė yra bendresnė, o sąvokos darbo vieta, darbo funkcijų atlikimo vieta siauresnės ir siejamas su adresu, kurio darbuotojas vykdydamas darbovietės nurodymus konkrečių laikotarpių, diena, savaitė, mėnesį atlieka pareigas arba vykdo darbo funkcijas. Ir iš esmės reikia tiksliai, vėlgi priimant darbuotojus, reikia tiksliai apsirašyti, kada ir kokiom sąlygom greičiausiai dirbs darbuotojai. Ne? Nes būtent šitoj byloj jinai buvo grąžinta iš naujo svarstyti, nes taip ir neaišku liko, kas buvo keista, ar 45 straipsnio pirma dalis, kai būtinas darbuotojo sutikimas, ar 45 straipsnio ketvirta dalis, kai darbuotojo sutikimas yra nereikalingas, nes ne visai teismams buvo aišku. Kita byla dėl prastovos paskelbimo neteisėtumo ir nediskriminavimo lyties pagrindų dėl nėštumo. Taigi tai yra 2 klausimai šitoj byloje sprendžiami. Tai yra darbdavio diskriminaciniai veiksniai ir prastovos paskelbimas. Tai vėlgi teismų praktika, čia teismas pasisako apie tai, kokiais atvejais ir kada prastova gali būti skelbiama. Tai teismas konstatuoja, kad prastova gali būti skelbiama tik esant 2 sąlygom. Darbdavys dėl objektyvių priežasčių negali suteikti darbuotojui sutartim suliktą darbą ir nėra galimybės darbuotojui dirbti kitą darbą. Tai yra kito darbo nėra arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo. Ir jeigu kils ginčas dėl prastovos, ar tai teisėta, neteisėta, tai pirmiausia turi būti nustatyta, ar egzistuoja objektyvios priežastys trukdančios darbdaviui suteikti darbuotojui darbo sutartį suliktą darbą. Tai čia irgi aprašyta visa situacija ir iš esmės teismas pripažino, kad prastova buvo paskelbta tai nebuvo įrodyta, kad prastova buvo paskelbta dėl objektyvių nuo ieškovės valios nepriklausančių aplinkybių, todėl konstatuojama, kad ieškovė neįvykdė jai tenkančios įstatymė tvirtintas pareigos įrodyti objektyvų poreikį inicijuoti prastovos paskelbimą. Tai yra darbdavys nesugebėjo įrodyti, kad iš tikrųjų susidarė sąlygos prastovai skelbti. Dabar dėl diskriminacinio pobūdžio veiksmų. Kaip teismas, kokie veiksmai šiuo atveju laikyti nediskriminacinio pobūdžio. Byloje nustatyta, kad darbuotoja darbdavės netinkama elgesį diskriminaciją sieja su tokiais darbdavės atliktais veiksmais. Darbdavė atsisakė geranoriškai priimti pažymą apie darbuotojos nėštumą. Darbdavė darbuotoja nepagristai paskelbė prastovą. Darbdavė be pagrindo paėmė iš darbuotojos jos darbo priemonės, atjungė nuo elektroninio pašto. Darbdavė atsisakė suteikti darbuotojui jai priklausančias atostogos ir iš esmės teismai pripažino, kad kadangi šitie veiksmai nebuvo vienkartiniai, iš esmės atitinka diskriminacinių veiksmų pobūdį, todėl darbdaviai kyla pareiga atlyginti darbuotojos patirtą neturtinę žalą, kurią darbdavė jai padarė savo aktyviais kryptingais veiksmais. Ta patvirtina šių veiksmų seka ir sąmoningai tyčia bei akivaizdžiai žinodama žalingų veiksmų pobūdį, negalėdama nenumatyti galimų dar didesnių neigiamų pasekmių susijusių su galimo kūdikio praradimo rizika, nežinojo, kad veiksmai nukreipti būtent į besilaukiančią moterį. Tai irgi buvo nustatyta, kad darbdavys diskriminavo savo darbuotoją. Kita byla dėl darbdavio pareigos siūlyti laisvas darbo vietas darbuotojui, kuris atleidžiamas darbdavio iniciatyva be darbuotojų kaltės. Tai turim bylą, kurioje darbuotojas prašė teismo pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtų ir grąžinti į buvusias pareigas ir priteisti priklausančias išmokas. Darbuotojas teigia, kad darbdavė panaikinusi jo pareigybę nepasiūlė jam kitų laisvų darbo vietų, kurioms keliamus reikalavimus ieškovas atitiko, bet to darbdavė sumokėjo ne visą jam priklausančią išeitinę išmoką, neskaičiuodama vidutinį darbo užmokestį, į jį neįtraukė išmokos gautos už veiklą susijusius su tam tikrais projektais. Tai iš tikrųjų
Teismas konstatavo, kad nesudarydama galimybės įspėjimo laikotarpiu ieškovui išreikšti valios būti perkeltams su jo sutikimu į laisvas konkursinės pareigybės be konkurso, kai tokių laisvų pareigybių iš tiesų buvo, tai darbdavys pažeidė darbo kodeksą, todėl teismas pripažino, kad darbo sutartis buvo nutraukta be teisėto pagrindo. Mums aišku įdomiau apie vidutinį darbo užmokesčio skaičiavimo premijos. Tai labai svarbus šitas teismo pasisakymas. Sprendžiant ar skaičiuojant vidutinį darbo užmokesčio dydį, įtraukiamas premijos darbdavio iniciatyvas skiriamas darbuotojui paskatinti, turi būti vertinama, ar tokių premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos, premijos dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo rodiklių nustatymas yra aiškiai ir konkrečiai nustatyta darbo sutartį, kolektyvinė sutartį ar kitų šalių susitarimų arba darbovietė taikomų darbo apmokėjimo sistemai, ar jų mokėjimas priklauso tik nuo darbdavio valios. Darbuotojų išmokėtos premijos gali būti įtraukiamas skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, jei tokių premijų mokėjimo tvarka sąlygos yra iš anksto žinomos darbuotojų. Toliau keletą bylų dėl darbo pareigų pažeidimo kvalifikavimo kaip šiurkštaus. Taigi turim bylą, kurioje ieškovė nesutikdavo su darbo ginčų komisijos sprendimu, kurio be kita ko atsakovo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, prašė atsakovo reikalavimus atmesti kaip nepagristus. Ir čia kalba eina apie šiurkštų darbo pažeidimą ir žiūrim, kas ten atsitiko. Darbo drausmės pažeidimas. Ar darbo drausmės pažeidimas priskirtinas prie šiurkščių, būtina analizuoti darbuotojo neteisėto elgesio pobūdį dėl šio pažeidimo atsiradusius nuostolius bei kitokius neigiamus padarinius darbuotojo kaltę ir jos formos, kitos asmenų veiksmų įtaka šiam pažeidimui bei kitas svarbias aplinkybės. Taigi byloje nustatyta, kad ieškovė atleido atsakovą ėjusių projekto vadovo pareigas iš darbo dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, remdamasi tuo, jog atsakovas nevykdė vadovo nurodymų pateikti savo vykdytų projektų dokumentaciją. Kasacinis teismas nurodė, kad vien tai, kad dokumentacijos neperdavimas vadovui bendrovės vidaus teisės aktuose tiesiogiai nėra įtvirtintas kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, savaime nereiškia, kad jis tokių negali būti pripažintas darbdavio valia. Kasacinio teismo vertinimo byloje teismų nustatytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad atsakovo sąmoningas atsisakymas vykdyti administracijos vadovo nurodymus, pasireiškintis tęstinių prašomų dokumentų nepateikimų darbdaviui, net ir skyriaus atsakovui griežtą papeikimo, kai prašomų dokumentų neturėjimas sukelia darbdavio neigiamų pasekmių, vertinimas kaip veikimas prieš darbdavės interesus, kuris be kita ko nulėmė ieškovės pasitikėjimo atsakovo praradimo. Dėl nurodytų priežasčių nustačius ne tik tęstinį darbdavės nurodymų pateiktų vykdyti projektų dokumentaciją nevykdymą, bet ir veiksmą prieš ieškovės interesus ieškovės sprendimas nutraukti darbo sutartį su atsakovu dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo negali būti laikomas neproporcinga priemonė. Taigi šitoje vietoje teismas stoja įmonės pusėn. Kita byla dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimų. Taip, darbuotojas buvo atleistas, prašė pripažinti atleidimą neteisėtu, ieškovas nurodė, kad jo darbo funkcijoms atlikti yra privaloma baigti motorinę transporto priemonę krovinius vežti mokymus, kvalifikaciją įgyti, o pasibaigus pradiniai kvalifikacijai baigti periodinius profesinius mokymus šiai kvalifikacijai pratesti. Ieškovas nurodė, kad buvo įgijęs kvalifikaciją. Ieškovo teigimu pareiga organizuoti periodinius mokymus nurodyti kvalifikaciją pratesti turėjo atsakovė, tai yra darbdavys. Todėl darbdavė nepagristai sprendė, kad savarankiškai nesudalyvavęs periodiniuose mokymuose ir neprasitęsęs nurodytos kvalifikacijos, ieškovas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimo, dėl to neteisėtai atleido ieškovo iš darbo
iš darbo kodekso 58 straipsnio pagrindu. Taigi ir šitoje byloje teismas pasisakė, labai geras tas pasisakymas, kaip vis dėlto kas už ką turi atsakyti ir kaip įmonė turėtų būti organizuotas, jeigu iškils panašus klausimas, kad darbuotojas privalo turėti kažkokią kvalifikaciją ir tam tikrų periodiškumų tą kvalifikaciją palaikyti, laikyti egzaminus arba mokytis. Tai kasacinio teismo vertinimu ginčo atveju nei iš įstatymo, nei iš šalių sudarytas darbo sutarties nuostatų nėra akivaizdu, kad ieškovui teko pareiga savo lėšom ir poilsio laiku įgyti kvalifikaciją reikalingą dirbant pas esamą darbdavį. Todėl nėra pagrindo konstatuoti šios pareigos pažeidimo. Na ir teismas pripažino, kad vis dėlto toks pažeidimas nelaikytinas šiurkščiu. Tokia išvada pagrindžia tokie argumentai aplinkybės. Įmonė nebuvo aiškaus reglamentavimo, kaip organizuojami ir vykdami kvalifikacijos kėlimo mokymai. Ieškovo neveikimui iš dalies įtaką padarė pati darbdavė, visiškai atsisakydama prisidėti prie jo kvalifikacijos įgymo, nors kitom darbuotojų grupėm tokią pagalbą teikia. Atsakovė neįrodė ieškovo veiksmų neigiamų turtinių arba kitokių praradimų. Tai teismas iš dalies sutiko su atsakovės argumentais, kad byloje nustatyti ieškovo veiksmai teisiškai kvalifikuoti jos bendradarbiavimo principų aspektų nebuvo visiškai tinkami. Ta prasme, darbuotojas nesistengė pats ir aiškiai neišreiškė darbdaviui, kad ši turi užtikrinti periodinius mokymus dėl kvalifikacijos pratęsimo, nors žinojo apie jo kvalifikacijos termino pabaigą bei suplanuotą komandiruotę. Vis dėlto, atsižvelgiant į byloje nustatytas faktinės aplinkybės ir esamą teisinį reglamentavimą, nesant aiškiai tvirtintos pareigos ieškovui savarankiškai savo lėšom įgyti reikiamą kvalifikaciją nurodyti bendradarbiavimo trūkumai, negali būti vertinami kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, sudarantis pagrindą skirti griežčiausią nuobaudą atleidimą iš darbo. Kita byla dėl nuotolinio, čia susijęs nuotolinių darbų, darbuotojai dirba nuotolinį darbą ir darbuotojams nebuvo paaiškinta, kad gali būti atmestas prašymas dėl darbo iš namų, kokiais atvejais jis gali būti atmestas, dėl kokio aplinkybių negalimas darbas nuotoliu. Ir atsitiko ginčas ir darbuotoja buvo atleista, nes darbdavys atleido už šiurkštų darbo pareigų pažeidimo. Tačiau teismas nustatė, kad byloje nebuvo aplinkybių leidusių pripažinti, kad atsakovės bendrovė buvo reglamentuota nuotolinio darbo organizavimo tvarka. Tai yra, kad atsakovė būtų sukūrusi tinkamas ir aiškias taisyklės, kaip organizuojamas nuotolinis darbas, kaip vykdoma tokio darbo apskaita, kokia tvarka teikiami ir vertinami prašymai dirbti tokio darbo, kaip darbuotojas turi bendrauti su darbdaviu. Tai yra visiškai nebuvo nieko aptarta. Nors atsakovės įmonė darbas nuotoliniu būdu ir buvo atliekamas pagal susiklosčiusią praktiką, tačiau tokios aplinkybės neleido spręsti, ar buvo tinkamai aiškiai nustatyta tokio darbo organizavimo tvarka. O būtent tokios aiškios tvarkos nebuvimas ir sukūrė konfliktinę situaciją dėl darbo santykių tarp šalių teisėtumo. Ir galiausiai teismas pripažino atleidimą neteisėtų ir nepagristų. Toliau byla dėl darbo sutarties nutraukimo nesant darbo sutarties šalių valios, jeigu kam aktualu, kai teisės dirbti tam tikrą darbą buvo panaikintos ir darbuotojas buvo atleistas. Toliau dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo kaip darbo keliems darbdaviams, irgi įdomi gali būti byla, kad ieškovai prašė priteisti iš atsakovo darbdavių nesumokėtą darbo užmokestį bei kitas susijusios išmokos. Jie nurodė, kad jiems dirbant pas vieną iš atsakovų, jos akcininkas įsteigė naują bendrovę, kitą atsakovę, ir jie tos pačius darbus atliko abiejų bendrovių naudai. Nesulaukė darbo užmokesčio, ieškovai nutraukė darbo santykius, tačiau atsakovė su jais neatsiskaitė.
Ir aišku, čia visos situacijos aprašymas, kol galiausiai teismas prie išvados, kad vis dėlto tai buvo darbas keliems darbdaviams ir darbdaviai turėjo atsiskaityti su darbuotojais. Toliau dėl darbdavio pareigos mokėti dienpinigius darbuotojų iš komandiruotės užsienio apimties. Mes žinom, kad dienpinigiai turi būti mokami pagal vyriausybės nutarimą. Mažinti dienpinigius galima, jeigu apie tai nustatyta darbo arba kolektyviniai sutartį. Ir šitoje byloje dienpinigiai buvo sumažinti ir toks sumažinimas buvo pripažintas neteisėtu. Taigi teismas pažymėjo, kad teisės aktuose nustatytas reikalavimas siekiant darbdaviui taikyti mažesnius dienpinigių dydžius, nustatyti atitinkamą sąlygą darbo sutartį, negali būti ignoruojamas ir apeinamas apsiribojant vien darbdavio paaiškinimas apie žodinį šalių susitarimą dėl mažesnio dydžio dienpinigių mokėjimo, kurį darbuotojas neigia ir kurio nepatvirtino darbo sutarties turinys arba kiti įrodymai. Tai šitoj byloje, aišku, darbdavys pralaimėjo ir turėjo sumokėti pilno dydžio dienpinigius. Toliau neteisybos pagal 147 straipsnio antrą dalį, kuri kalba apie tai, kad darbo santykiams pasibaigus darbdavi ne dėl darbuotojo kaltės uždėlsus atsiskaityti, darbdavys privalo mokėti neteisybos, kurių dydis darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį. Tai iš esmės irgi buvo sumažintos neteisybos ir teismas pasisakė, kad pagrindą mažinti neteisybos nebuvo, todėl turės pilnai atsiskaityti. Taip pat neteisybų už pavėluotą darbą darbuotojų priklausančių sumų mokėjimų. Irgi byla, tai ieškovas darbuotojas prašė priteisti jam iš atsakovės premiją bei 6 jo vidutinių mėnesių darbo užmokesčio dydžio neteisybos už uždėlstą atsiskaityti laiką. Jis nurodė, jog nutrūkus darbo sutarčiai sužinojo, kad jo pritrauktas investuotojas investavo į su atsakovė susijusį juridinį asmenį, todėl jam turi būti sumokėti premiją nuo pritrauktų sumų. O kadangi darbo sutartis buvo nutraukta, pinigai vėliau atkeliavo, tai darbdavys nusprendė, kad jau nereikia nieko ten mokėti. Ir nagrinėjant šitą bylą, teismas vis dėlto priėjo prie nuomonės, kad priteisti neteisybas už ieškovų laikų neišmokėta premija. Irgi atkreipkite dėmesį, gali būti, kad darbo santykiai pasibaigė, bet darbuotojui gali priklausyti premija. Ir likusios bylos tokios jau specifinės, kam aktualu, galite savarankiškai jas pasižiūrėti. Tai yra dėl neteisėtai iš darbo atleistam darbuotojui mokėtinų išmokų įskaitimo, dėl subjekto atsakingo už darbuotojo sveikatai sukeltą žalą dienpinigių įskaitimo, skaičiuojant darbuotojo negautas pajamas ir žalos atlyginimo priteisimą periodiniam išmokom, tai čia darbuotojai užsienyje dirbo, ir dėl vienodo darbo užmokesčio laikiniems darbuotojams ir nuolatiniams laikinojo darbo naudotojo darbuotojams mokėjimo.